Brangūs broliai ir seserys. Per visą istoriją žmogų visada traukė pasakojimai apie lengvai įgyjamą valdžią, greitą turtą ir sėkmę be pastangų. Taip atsiranda istorijos apie žmonės, kurie esą išpardavė savo sielą velniui mainais į nepaprastus talentus, šlovę ar valdžią kitiems. Tačiau šiandien Dievo žodžio šviesoje turime suprasti vieną esminę tiesą. Niekas nieko nelaimi, kai nutolsta nuo Dievo. Blogis niekada nesiūlo laisvės, jis siūlo vergiją. Didysis priešo melas. Jėzus Evangelijoje mus moko, kad velnias yra melagis nuo pat pradžių. Jis viską žada, bet nieko tikro neduoda. Kai atrodo, kad duoda, iš tikrųjų reikalauja brangios kainos. Sielos pardavimas nėra magiškas sutartis, bet daug realesnis ir kasdieniškesnis dalykas. Kiekvieną kartą, kai Dievą nustumėme į antrą vietą, kai tiesą iškeičiame į patogumą, o sąžinę į naudą, pradedame prarasti tai, kas brangiausia. Siela neprarandama iš karto. Ji prarandama po truputį. Faustas žmogaus širdies veidrodis. Fausto figūra, gerai žinoma literatūroje, vaizduoja žmogų, kuris nepriima savo ribų. Jis nori visko dabar, be kryžiaus, be laukimo ir be paklusnumo. Tai ta pati nuodėmė aprašyta pradžios knygoje. Būsite kaip dievai. Faustą pasmerkė ne noras augti, bet puikybė. Jis nori pažinimo, be nuolankumo, galios be atsakomybės ir malonumo, be meilės. Štai perspėjimas mums, kai laimės ieškome už Dievo ribų, randame tik tuštumą, net jei išoriškai tai atrodo kaip sėkmė. Talentai nėra iš velnio. Bažnyčia moko, kad kiekvienas tikras talentas kyla iš Dievo. Intelektas, menas, muzika ir kūrybiškumas yra kūrėjo dovanos. Velnias nekuria grožio, jis tik mėgdžioja, iškraipo ir klaidina. Kai pasaulis nesupranta pastangų, aukos ir drausmės slypinčių už didelio talento, atsiranda mitai ir prietarai. Tačiau tiesa išlieka. Kiekviena tobula dovana ateina iš aukštybių, iš šviesų tėvo. Tikrasis sandoris, kurio siekia blogis. Priešui nereikia ritualų, parašų ar simbolių. Jam reikia tik vieno mūsų sutikimo. Jis veikia subtiliai. Tik šį kartą visi taip daro. Dievas supras ir taip nepastebimai širdis nutolsta nuo malonės. Todėl didžiausia dvasinė kova vyksta ne nepaprastose istorijose, bet mažose kasdienėse sprendimuose. Kristus dykumoje pergalės kelias. Dykumoje šėtonas siūlo Jėzui visą, ką pasaulis vertina – valdžią, šlovę ir viešpatavimą. Tačiau Jėzus tvirtai atsako: viešpatį savo Dievą te garbinsi ir jam vienam te tarnausi. Tai didžioji pamoka mums, blogis turi galią tik tada, kai žmogus pasako taip. O pergalė prasideda tada, kai sakome ne. Ne iš puikybės, bet iš nuolankumo. Nepasitikėdami savimi, bet Dievu. Išvada neįkainojama sielos vertė. Broliai ir seserys, pasaulis ir toliau žada laimę be kryžiaus, sėkmę be tiesos ir malonumą be pasekmių. Tačiau Kristus šiandien mums primena. Kokiagi nauda žmogui, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo sielai? Niekas šiame pasaulyje nėra vertas tavo sielos. Nieko neverta malonės netektis. Nieko neverta gyventi toli nuo Dievo. Jei kada nors gyvenime jauteisi nutolęs, prisimink, Dievas niekada neuždaro durų. Jo gailestingumas visada prieinamas tam, kuris atgailauja ir sugrįžta. Rinkimės kasdien nelengvą, bet tikrą kelią. Ne tuščius pažadus, bet amžinąjį gyvenimą.